Sveiki, su jumis tavo potencialas ir šiandien kalbėsime apie manifestaciją, kitaip vadinamą traukos dėsnį ir kodėl jisai kartais neveikia. Tai visai nesenai dariau apklausą savo Instagram paskyroje, kokiomis temomis norėtumėte, kad pakalbėčiau savo tinklalaidėje. Ir vienas iš pasiūlymų buvo apie manifestaciją. Ir kažkaip pagalvojau, kad apie manifestaciją pakankamai nemažai yra kalbama, bet galbūt netiek daug kalbama, kodėl būtent jinai kartais neveikia. Tai dėl to šiandien ir aptarsiu šią temą. Bet visų pirma noriu šiek tiek pakalbėti, kas yra pati manifestacija arba traukos dėsnis, nes galbūt manęs klausosi ir žmonės, kurie nežino, kas tai yra arba nėra susidūrę su tuo terminu. Tai manifestacija yra procesas arba veiksmai, kurie padeda sukurti arba pritraukti norimą realybę arba norimus rezultatus. Tai, yra tokia labai populiari teorija, ypatingai kas susijęs su manifestacija, kad tai, kokie yra mūsų mintis, jausmai, pritraukia ir įvykius išorėje, pritraukia ir žmonės. Kaip sakant, panaši energija iš vidaus pritraukia panašią energiją iš išorės. Tai jeigu tokį kaip primityvų pavyzdį galiu duoti, jeigu yra piktas, tarkim, žmogus, tai jisai bus linkęs ir pritraukti savo aplinkoje žmonės, kurie irgi yra, pikti ar nemandagus. Ir ko gero, tokiam žmogui galbūt bus sunkiau sukurti darnius santykius dėl to, nes jisai pritraukia tai, kas yra jo viduje. Tai manau, šis pavyzdys labai puikiai pademonstruoja, kas yra manifestacija ir kaip jinai veikia. Manifestacija dažnai taip pat yra vadinama traukos dėsniu, bet iš tikrųjų, kaip pavadinsite, taip manau, nepagadinsite. Ir manifestacijos, būdų, technikų yra labai daug. Tai, toksai kaip pagrindinis dalykas manifestacijos yra sukurti viduje jausmus ir mintis, kurie pritrauktų norimus rezultatus arba norimą realybę. Tai, pavyzdžiui, jeigu jūs norite, kaip pavyzdys Teslos automobilio, tai galėtų būti viena iš technikų, kad jūs vakarais, tarkim, pusę valandos atsisėdate, užsimerkite ir įsivaizduojate, kaip ne kažkada, bet tiesiog šiuo metu tarsi jūs vairuojate tą Teslą. Įsivaizduojate, kaip liečiate vairą, kaip, tiesiog įsijaučiate į visą tą paveikslą, viziją, kaip į kažką tai realaus, kas sukuria jumise, jausmus, tam tikras energetinės vibracijas, mintis, ir ta energija esanti jumise padeda iš išorės pritraukti, galbūt pinigus, situacijas, kažką, kas padės jums priartėti prie tos Teslos turėjimo. Tai čia tik vienas iš pavyzdžių. Taip pat kartais žmonės daro vadinamus vision boardus, tai kur tiesiog turi kažkokias tai svajonės ir pasidaro tokią kaip lentą ir ant jos susiklijuoja paveikslėlius, kurie reprezentuoja tą svajonę arba viziją ir pasikabina tą lentą arba kažkokį tai albumą vietoje, kur tiesiog visą laiką matytų. Tai stimuliuoja pasąmonę ties to tikslo vizijos pritraukimu. Taip pat labai paplitęs manifestacijos metodas yra afirmacijos, kai tiesiog užsirašote kažkokį tai tikslą arba frazę susijusią su vizija arba tikslu
ir ją nuolat kartojate, taip bandydami užprogramuoti savo pasąmonę. Na tai kaip pavyzdys, afirmacija galėtų būti, kad aš uždirbu, nežinau, tarkim, 3 arba 4, tarkim, sakykime, 4 000 eurų per mėnesį būtų afirmacija. Ir jūs tą sakinį kiekvieną dieną ten po daugybę kartų vis kartojate, tam, kad tai įeitų jūsų pasąmonę ir kad, vėlgi energetiškai jūs priartintų prie kažkokių dalykų, kurie jums suteiktų galimybę turėti tokį atlyginimą. Tai visų manifestacijos technikų ir metodų šiame epizode nevardinsiu, nes jų iš tikrųjų yra labai daug. Tai ir hipnozė gali būti pasitelkiama, ir meditacija, ir daugybė kitų variantų. Bet pakalbėkime, kodėl, jeigu jūs darote kažkurią iš šių technikų ir atrodo tikrai ir susikaupėte, ir, kaip pavyzdys, tarkim, siekite susirasti jums tinkantį partnerį arba partnerę. Ir kasdien, pavyzdžiui, darote manifestacijos meditacijas, kur įsivaizduojate, kaip, jūs esate su to mylimu žmogumi, kaip esate mylima arba mylimas, kaip kuriate šeimą, galbūt netgi darote afirmacijas, netgi ir tą vision boardą esate pasidariusi ir kažkodėl nesiseka jų manifestuoti. Ir galvojate, tai kame čia slypi problema, kodėl jeigu aš tiek energijos sudedu į visą tai, tiek daug laiko, pastangų, kodėl, jau pavyzdys praėjo pusę metų, metai, galbūt 2 ir nieko nevyksta. Pirmas dalykas, kuris gali kišti koją, tai jūsų pasąmonė arba traumos. Tai kiekvienas žmogus turi sąmonę, savo identitetą, kažkokį tai, kaip mes sąmoningai save suvokiame. Ir pasąmonė, tą dalį, kuri, mums ne visada yra prieinama, taip pat pasąmonėje talpina įvairias traumas ir geras patirtis, senus prisiminimus, kurių mes sąmoningai neprisimename ir taip toliau. Tai kartais būna taip, kad žmogus nori kažko tai sąmoningai, bet pasąmonė jam sako, bet aš tai nesutinku, aš tai nenoriu. Ir tam, kad manifestacija arba traukos dėsnis būtų sėkmingi, tiek sąmonė, tiek pasąmonė turi abi tos dalis sutikti su jūsų noru, vizija arba svajone. Tai paimkime pavyzdį. Tarkim, mergina labai nori santykių, bet jai vis nesiseka sutikti tinkamą partnerį ir jinai labai ilgą laiką yra vieniša arba tie žmonės, kuriuos jinai sutinka, tiesiog, nėra gerai suderinami su ja, sakykime. Ir jinai galvoja, tai kasgi yra negerai, atrodo, aš, esu ir graži, ir protinga, ir atrodo viskas gerai, kodėl man nepavyksta sutikti to partnerio, su kuriuo galėčiau, kurti šeimą galbūt, arba toliau savo gyvenimą, bet, tarkim, jinai turi traumą, kad jai sunku yra įsipareigoti, arba galbūt jinai bijo viduje įsipareigojimo, nors sąmoningai to ir trokšta. Ir galbūt netgi jos kelyje pasitaiko tokių vaikinų variantų, kurie nori įsipareigoti, nori kurti šeimą, bet tada jį tarsi išsigąsta ir pagalvoja, kad oi, man čia per greitai kažkaip viskas vystosi, arba oi, čia tik susipažinom, galbūt, kažkaip jinai tarsi nori, bet tuo pačiu ir išsigąsta tų santykių, jeigu kažkokia tai galimybė atsiveria. Tai gali būti ženklas, kad sąmonė nori, pasąmonė nesutinka arba bijo.
Arba gali būti kitas variantas, kad mergina, jokių variantų neturi ir jokių vaikinų nesutinka savo kelyje, kurie, galėtų būti kažkokie tai potencialūs partneriai. Tai irgi gali būti taip, kad sąmoningai jinai nori santykių šeimos, bet pasąmonėje galbūt bijo prarasti savo laisvę. Arba, tai gali būti patys įvairiausi dalykai. Tai tokiais atvejais, jūs galite kartoti afirmacijas, kad ir milijoną kartų, galite daryti meditacijas ištisus metus, tiesiog tai neveiks. Nes pirmiausia, reikia susitvarkyti su tuo stabdžiu, kuris yra jūsų pasąmonėje arba tam tikra trauma, nes būtent jie jokių būdų jums neleis manifestuoti tų dalykų, net jeigu jūs ir sąmoningai jų norite. Lygiai taip pat gali būti ir su pinigais ir kitais dalykais. Tai galbūt galvosite, kaipgi gali pasąmonė nesutikti su prabangiu automobiliu, ko čia nesutikti. Bet dažniausiai situacijos yra kompleksiškos ir jos nėra vien tik apie vieną. Tai paimkime pavyzdį su prabangiu automobiliu. Taip, jūsų sąmonė galbūt nori to prabangaus automobilio, kažkokio tai statuso, komforto tame automobilyje ir panašiai. Bet galbūt jūsų aplinkoje yra žmonės, kurie negali taip pat leisti tokio automobilio savo arba uždirba žymiai mažiau negu jūs. Galbūt jūs jaučiate, kad galite tarsi prarasti dalį ryšio su savo kažkokiais tai žmonėmis, turėdama tą automobilį. Ir tai yra pasąmonės dalis. Galbūt jūs sąmoningai apie tai ir negalvojate, bet viduje galvojate, kad jūs tas prabangus automobilis tarsi atskirs nuo žmonių, kurie jums svarbus. Galbūt jūs bijote, kad jūs palaikys labiau pasikėlusio ar pasikėlusią. Tarsi nebepritapsite prie savo aplinkos, tai vėlgi gali būti pasąmoningos baimės ir jos tiesiog jūs stabdo, nors sąmoningai jūs tiesiog norite gero automobilio. Tai tų pavyzdžių gali būti begalės, kaip ir įvairių situacijų, gali būti pačių įvairiausių, bet tikrai reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu jūs užsiimate manifestaciją ties kažkokiu vienu tikslu, daiktų, viziją, svajonę jau ilgą laiką ir jinai neveikia, tai tiesiog gali būti, kad dalis jūsų nesutinka su tuo. Antroji problema gali būti ta, kad jūs tarsi nepilnai tuo tikite arba ne iki galo to norite, bet čia dabar kalba eina apie sąmoningą žmogaus pusę. Tai aš tiesiog duosiu savo asmeninį pavyzdį, kaip gali būti, kad ne iki galo kažko norite ir nepavyksta manifestuoti. Aš anksčiau darydavau nemažai finansinių manifestacijų, kad aš uždirbsiu sekančiais metais tam tikrą sumą pinigų per mėnesį. Ir aš vis atrodo ir meditacijas darydavau visokias, ir afirmacijas darydavau, ir tuo pačiu metu, žinoma, ir veiksmų imdavausi, kad to pasiekti. Ir kažkaip tai nepasiekdavau. Ir galvodavau, kas čia yra negerai. Ir aš tada susimaščiau ir suvokiau, kad aš ne iki galo to noriu. Nes būdavo ilgi periodai, kada galvodavau, taigi kaip būtų gerai, tada galėčiau daugiau sau leisti, nereikėtų galbūt tiek daug taupyti ir, tiesiog būtų daug paprastesnis gyvenimas. Tačiau kartais būdavo tokių dienų, kai galvodavau, valgyti turiu, apsirengti kuo turiu ir galvodavau, man iš tikrųjų tai nieko netrūksta. Ir būtent tai buvo raktas, kodėl man
nesisekė manifestuoti tų pinigų. Jeigu noras nėra 100,000% tyras, jeigu jūs suabejojate juo, tai jums nepavyks atlikti tos manifestacijos. Tam, kad, nes kaip pasakyti, vibracija, energija žmogaus, jinai nemeluoja. Jūs galite mintimis, sukurti bet ką, žodžiai sakyti bet ką, bet jeigu jūsų viduje vibracija nėra 100% užtikrinta, tai vadinasi, jinai tiesiog nepritrauks tų dalykų iš išorės. Jeigu vieną dieną galvojate, kad oi, kaip aš norėčiau kažkokios tai svajonės, vizijos, bet paskui kitą dieną galvojate, šiaip nėra ir dabar blogai, nežinau, ar aš 100% noriu. Būtų fainai, bet, kartais sudvejojate. Tai jau yra ženklas, kad galbūt neverta dėti tiek daug energijos ir pastangų į to tikslo manifestaciją, nes jisai nėra tyras. Kita vertus, kai pagalvoju apie dalykus, kurie manifestavosi mano gyvenime, aš nei karto jais nesudvejojau, aš labai tyrai, tiksliai norėjau, ko aš noriu. Tai, pavyzdys būtų mano vyras. Aš labai tiksliai įsivaizdavau, kokių savybių aš noriu savo ateities partneryje, kaip aš noriu jaustis su juo. Ir aš būtent ir pritraukiau tokį žmogų į savo gyvenimą ir pakankamai greitai. Ir kai pagalvojau, ir aš iš tikrųjų naudojau manifestacijos technikas prieš jį sutinkant, ir kai pagalvoju, tai aš nei karto nesudvejojau, ne karto nebuvo tokio dalyko, kad gal čia taip nebus, arba o gal ne visai taip. Trečioji problema, kuri gali kišti koją, tai ar vaizdžiai įsivaizduojate. Kaip pradžioje minėjau, yra ta technika, kad tiesiog atsisėdate ir bandote įsivaizduoti, tarsi jau esate pasiekusi arba pasiekęs to tikslo ir įsijausti į tą energiją, į pojūčius, į mintis, tarsi tai jau būtų realybė. Tai jeigu taikote šią techniką, problema gali būti, kad jūs nepakankamai įsijaučiate į patį procesą. Tai pavyzdžiui, nors iš tikrųjų galima šį punktą kažkiek pritaikyti ir afirmacijoms. Afirmacijų niekada nereikėtų rašyti ateičiai. Tai, kaip sakant, niekada nereikėtų rašyti, aš uždirbsiu 3,000 eurų. Nes mūsų pasąmonė priima tik dabarties laiką. Tai reiškia, kad jūs turite kartoti savo, kad aš uždirbu. Tarsi tai jau būtų dabar, tarsi jūs jau tai išgyventumėte. Nes tada pasąmonė tai daug geriau įsisavina. Ir, tai yra daug stipriau priimamas metodas. Tai gali būti tiesiog problema, kad jūs rašote ateities laiku, nes kai jūs kartojate afirmacijas ateities laiku, smegenis tai priima kaip kažką tai nerealaus ir ne iki galo įgyvendinama ir hipotetiško. Tai visą laiką afirmacijos tik esamuoju laiku ir kai jas kartojate, būtinai turite bandyti įsijausti, emociją patirti, tarsi jūs dabar jau tai turite. Lygiai taip pat ir su įsivaizdavimo praktikomis. Jūs turite labai
vaizdžiai įsivaizduoti savo viziją, svajonę, tarsi ji dabar egzistuoja. Apie tai jau kažkiek kalbėjau, bet dabar dar kartą apibendrinsiu, užtvirtinsiu. Pavyzdys, norite kažkokio tai daikto labai. Tarkim, tai būtų baseinas jūsų namo kieme. Ir jūs turite ne tik kartoti ar galvoti, kad aš turiu baseiną, bet labai vaizdžiai įsivaizduoti, kaip jūs juo naudojatės, kokius jausmus, emocijas, mintis jums sukelia. Jūs turite įsivaizduoti, kaip, liečiate tą baseiną, kaip jūs įlipate į vandenį tame baseine, kaip jūs plaukiate jame, kokias emocijas jums sukelia buvimas tame baseine. Įsivaizduoti taip, tarsi tai vyksta dabar, tarsi esate sapne ir tarsi tai yra absoliučiai realus dalykas. Nes tai sukuria labai didelę energiją, vibracijas ir tai padeda manifestuoti dalykus. Jeigu jūs tiesiog pagalvosite, aš turiu baseiną ir kartosite, bet be jokio jausmo, emocijos arba įsijautimo į tai, tai energetiškai turi 0 vertės. Nes labai tam, kad pritrauktumėte dalykus iš išorės, jūs turite, ta energija jumis eina, turi būti stipri. Jūs turite spinduliuoti tą vibraciją. Tai grįžtant prie to baseino, tai tiesiog, galite įsivaizduoti, kad tarkim žiūrite į tą baseiną pro savo namo langą, kaip, valote galbūt jį. Tiesiog kasdienius kažkokius tai dalykus, kurie, iš tikrųjų į jūsų pasąmonę įsirašytų kaip realūs ir kaip jau egzistuojantis. Ir 4 problema – tai veiksmo trūkumas. Tai žinoma, manifestacija yra labai stiprus dalykas. Ir kartais to veiksmo nebūtinai netgi reikia, nes, pavyzdys, norite, kad atsirastų kažkokia tai galimybė keliauti. Ir darote manifestacijos technikas įvairias. Ir staiga, po savaitės, po 2 pamatote skelbimą, kuris idealiai jums tinka ir kuris jums duotų galimybę būtent keliauti taip, kaip norėjote. Tai šitame pavyzdyje kažkokio veiksmo kaip ir nelabai reikia, jūs tiesiog energetiškai pritraukėte. Bet dažnu atveju manifestacija neveikia viena. Tai pavyzdžiui, vėlgi sugrįžkime prie buvusio pavyzdžio, kad tarkim aš noriu uždirbti ten 3000 eurų, tarkim į mėnesį. Ar ten 2000, visai nesvarbu. Ir jūs darote įvairias manifestacijos technikas, bet jūs, tarkim, neieškote darbo, neturite darbo, neieškote, kaip sakant, nieko tiesiog nedarote, tiesiog laukiate, kol kažkas nukris iš dangaus ir esate užsidarę namuose, kur realiai net nelabai įmanoma, kad jūs tos galimybės surastų. Nes, tam, kad jas atrastumėte, jūs vis tiek kažkaip turite išeiti iš namų. Dažniausiu atveju, sakau, būna išimčių, bet dažniausiu atveju išeiti iš namų, kažką tai sutikti, kažką tai pamatyti. Tai labai yra svarbu ir veiksmas. Ir ne vien tik tai tikėtis, kad tai vyks, ne vien tik įsivaizduoti, bet imtis ir konkrečių veiksmų tam, kad priartėti prie to tikslo. Tai šis dalykas galioja tiek finansinėse manifestacijose, tiek ir santykių manifestacijose, nes, jeigu neisite į pasimatymus, tai arba tiesiog neišeisite į viešumą, tai jokia manifestacija nepadės.
Todėl nepamirškite, kad svarbu yra ne vien tik energijos, ne vien tik ta ezoterinė pusė, bet taip pat ir realiai siekti savo tikslų. Prieš atsisveikinant norėčiau dar jums pasakyti keletą dalykų. Jeigu jums patiko šis epizodas, būčiau be galo dėkinga, jeigu pasidalintumėte juo socialiniuose tinkluose arba su žmonėmis, kuriems jis gali būti aktualus. Tai labai būčiau jums už tai dėkinga. Ir taip pat, jeigu jūs domina mano turinys, mano paslaugos ar kiti dalykai, tai galite rasti mane Contribui, tavo potencialas, taip pat Instagram, Facebook ir YouTube platformose, taip pat ir audio platformose, tai yra Spotify ir Apple podcastuose, taip pat po pavadinimu Tavo potencialas. Dėkoju jums labai, kad klausėtės. Taip pat būtų labai malonu išgirsti jūsų nuomonę apie šį epizodą. Ar jis buvo naudingas ar ne, ar buvo įdomu. Tai jeigu klausotės mane per platformą, kurioje galite komentuoti, tai būtų labai malonu, kad pakomentuotumėte. Tai tiek šį kartą, linkiu jums geros dienos ar gero vakaro ir iki kitų kartų.